Jonai, kaip rungtynės? Pradžia nebuvo tokia labai jau gera. Pradžia buvo sunki, padėsiu. Bet džiugu, kad pavyko perlaužti viską ir užbaigti varžybas pergalingai. Aišku, buvo čia pirmas oficialios varžybos. Džiugu, kad blynas neprisvilo ir stengsimės ir kitas taip pat. Sakykim, taip kiek pavyko įgyvendinti trenerių sumanymu? Nes pirmas rungtynės laikas sunkios buvo ir buvo kažkokie tai nurodymai ir kiek pavyko įgyvendinti? Galbūt, jeigu laimėjom trenerio nurodymus, pavyko įgyvendinti, tik tai galbūt vienus dalykus prasčiau, kitus geriau, bet daugumą aš manau pavyko. Ypatingai gerai gynybai sekėsi žaisti, varžovai nelabai daug taškų įmetė, pirmą kėlinį geriau sekėsi, paskui jau ar gynyba buvo akcentuojama labiausiai? Jo, mes norėjom pradėti visų pirma nuo gynybos, nes manau tai yra svarbiausia gynyba, o po to, kai yra gera gynyba, manau ateina ir puolimas. Ar labai reiklus šis treneris? Reiklus, bet tai yra labai gerai. Jis kalbėjo, kad jūs nepilnai pasirengęs rungtynėms ir Samardžyskis nepilnai. Kaip jautėte? Tai mes dar tik taip savaitės sportuojam su komanda, dar turi šiek tiek laiko prabėgti dar visus derinius, nesam šlifavę pilnai, tai vis tiek dar kokių porą savaičių reikia viską apšlifuoti. Bet su varžybom, su kiekvienom varžybom stengiamės pasisemti kuo daugiau, apsišlifuoti ir viskas juda priekį. Bet sakėt, atliekamos kažkokios procedūros, tai vat apie fizinę galbūt būklę. Fizinę būklę? Nežinau. Jūs įvertinkit geriau, kaip čia buvo fizinė būklė. Ar pavyko pažiūrėti Ciboną šiek tiek bent varžybų, ar visai nematė? Jo, pavyko gal kažkur vieną kėlinį pažiūrėti. Dar aišku, rytoj analizuosim, video žiūrėsim, spręsis visi reikalai, ką naudosim gynybą, ką puolimą. Tai va taip. Kokį įspūdį per tą kėlinį paliko? Gerą paliko įspūdį. Bus sunkiau? Negaliu pasakyti, dar varžybos neprasidėjo. Kai pradėsim varžybas, pamatysim sunkiau ar ne. Visos komandos stiprios, iš visų laukiama labai daug, tai manau, šitam turnyrė nėra silpna komanda. Jonai, galbūt pasigedai žiūrovų daugiau, nes šiandien tokia pituštė arena buvo. Bet atmosfera buvo labai gera. Manau, su kiekvienom varžybom pildysis vis daugiau ir daugiau, bet labai faina grįžti namo ir žaist prie savo fanų tiek daug. Jonai, jau su Samardžyskiu pasišnekėt apie tas rungtynes, ar neteko dar šnekėti? Kokias rungtynes? Čempionate su Makedonijos rinktinė. Kas buvo blogai, reikia, manau, užmiršti ir žiūrėti į priekį. Dabar jis mano komandos draugas ir mes iš vieno bliūdo valgo, kaip sakom. Tai aš pasitikiu jo, jis pasitikė manimi, manau, ir mes judam į priekį jau. Nebegalvom, kas buvo, galvom, kas bus. Gerai. Ačiū.